Šiandien mūsų laukia tikras toks žeminis spiningavimas su visais ypatumais, žiedelių šalimu ir taip toliau, rankų šalimu, nebent aišku vėliau truputėlį atšils, bet nesmė. Šiandien gaudysim ešerius dviem naujais būdais, man naujais dviem naujom sistemom, kuriuo aš dar nebuvau išbandęs, tai dabar trumpai apie tas sistemas jums papasakosiu, o tada lėksim žvejoti. Ką, hebrytė, noriu trumpai jums papasakoti apie dvi sistemas. Čia nebuvo kažkoks dviratis išrastas, aš manau, kad nemaža dalis iš jūsų turbūt žino jas, arba gal net yra bandę, bet aš nebuvau bandęs, dėl to noriu trumpai jas jums parodyti ir, aišku, žinoma, po to jas ir išbandyti. Tai pirmoji sistema būtų Free Rig, arba lietuviškai, sakykim, laisvoji sistema turbūt vadintus. Ir logiška, nes jos esmė ir yra laisvas svarelis ir laisvai skęstantis masaliukas. Šitą sistemą sugalvojo japonai. Jie ten pas save yra introdukavę basus, didžiaburnius basus, arba kažkaip ten lietuviškai, kaip ta žuvis juokingai gana skamba. Bet esmė tokia, kad jie nemažai sugalvojo visokių įdomių sistemų, kurias, aš manau, mes galim panaudoti tiek ešeriam, tiek starkiam, nes tai vis dėlto yra to pačio būrio žuvis. Veikimo principas šitos sistemos yra labai paprastas, mes užmetam masalą, svarelis pirmas, žinoma, pasiekia dugną ir mūsų masalas visiškai be svorio, tik su kabliuku, lėtai jam iš paskos sklendžia ir dirba. Arba kai svarelis pasiekia dugną, mes galime jį iš lėto traukti ir jisai po truputėlį, be grimzdamas, arties prie mūsų svarelio. Ir žinoma, kai žuvis jį atakuoja, visas smūgis persiduoda tiesiai į meškerės galiuką, nes jinai yra laisva ir svarelis neturi įtakos mūsų sistemos jautrumui. Šiaip šita Free Rig sistemėlė man tai atrodo labai liuksiška žeminė sistema žeminiam spiningavimui, nes jinai net kažkiek panaši į velniuką, kai mes bumsim į dugną ir vienas iš kabliukų lėtai skęsta link svarelio, taip viliodamas žuvį. Taip, antroji sistema būtų Carolina Rig arba lietuviškai Karolinos sistema. Aišku, čia ta Karolina tai nėra jūsų kažkokia kaimynė ar pusseserė. Karolina šiuo atveju yra JAV valstija, kurioje atsirado ši sistema. Principas irgi gana paprastas, slankiojantis svarelis, laisvai dirbantis masalas be jokio svorio ir gražiai traukiam pagal dugną, mūsų masaliukas plaukia, plevėsuoja ir taip pat gana delikati sistema, nes smūgis persiduoda tiesiai į meškerės galiuką. Žinoma, aš tą sistemėlę kažkiek supaprastinau, nes jeigu paieškotumėt internete schemos šitos sistemos, tai matytumėt, kad dedasi suktukas, prie jo rišasi pavadėlis, dedasi stiklinis arba plastikinis kamoliukas, į kurį ko gero mūsų svarelis daužosi ir skleidžia garsą. Bet aš ją truputėlį supaprastinau, uždėjau paprastą stopariuką ir mes, aišku, galim su juo ir trumpinti arba ilginti mūsų pavadėlį. Tai supaprastinta sistema, bet aš nemanau, kad ešeriui tai turėtų daug kažkokios įtakos. Tai va tiek trumpai, o dabar dedamės meškerės, kraunamės masalus ir einam žvejoti. Yes. Ar mes turim pirmą žuviuką? Turim. Na ką, vis dėlto ši sistema veikia. Na ką, toli nenuvažiavom. Žvejosim šiandien klaipėdiečių mylimiausių upiai Daniai. Nes realiai kitos vietos turbūt bus apsitraukusios ledu, tai reikia rinktis upę. Šiandien pasirinkau Danę, toks, sakykim, street fishingas, bet į patį miestą stengsiuos nelįst, truputį toliau paeisim, nes ten pilna žmonių. Tai kažkur bandysim rasti kokią ramesnį ruožą, ramesnę vietelę, kur nėra tiek daug žmonių.
Oho, koks ešerys. Gyvulys. Šitą sistemą, man atrodo, labai gerai tinka va taip nuo krantinės šokdinti masalą dideliam gylį. Aš aišku nematau, kaip jinai tiksliai atrodo, bet teoriškai, man atrodo, jinai turėtų atrodyti labai gerai. Svarelis turėtų pirmesnis pasiekti dugną, o guminukas jam iš paskos lėtai grimsti. Turėjau čia daug kibimų, bet neužsikabina. Tai bandysim truputį pakeisim spalvą ir sumažinsim šiek tiek masaliuką. Aišku, ten tie ešeriukai maži, ko gero. Nu, bet smagu ir tą mažiuką ištraukti. Tai truputį pabandysim sumažinti masalą ir pakeisti spalvą. Geltona spalva tokiam purvinam vandenį, aš manau, turėtų puikiai veikti. Puikiai. Na va, ilgai laukti nereikėjo. Šitas banditas man čia kramtė uodegas guminuko. Kas čia? Starkiukas. Beniai galima ir tokių pagauti. Žiedelių krapštimas vyksta kas porą minučių, kas iš tikro erzina, bet nieko nepadarysi. O, kažką turim. Dar vienas starkiukas. Šitas truputį didesnis. O, koksai gražuolis. Mažiukas starkiukas. Nu, neriam. Čia beveik jau tokia, kaip primena tarsi poledinę žūklę. Kaip su žeminiu spiningėliu į eketę. Baimt, baimt. Dar viena. Trečia rūšis. Grundulas. Arba kaip vietiniai sako, baičiokas. Šito žuvies šiaip paleisti, ko gero, nereikėtų. Kadangi jinai yra invazinė rūšis, tai mes ją greitai neskausmingai, sakykim, užmigdysim. Ir nežinau, gal kažkam atiduosiu, gal koks praeinantis žvejys norės. Graži žuvis. Ir kulinariškų savybių jinai neblogų turi, kiek žinau. Nu ką. Pirmas. Truputį didesnis ešeriukas.
Babam. Gražuolis. Nu, toks. Ne gražuolis, bet jau linksmiau. Šiaip man ta FreeRig sistemėlė patiko, jinai dirba ir aš nelabai noriu jos keisti. Bet sakiau, kad šiandien gaudysiu su 2 sistemėlėm, tai reikia gaudyti su 2 sistemėlėm. Tai vat, užsirišau dabar Carolina rigą ir žiūrėsim, ar šitas amerikiečių išmislas tinka mūsų ešeriam ar netinka. Šiaip teoriškai aš net nebejoju, kad jisai tikrai tinka ir tikrai galima pagauti, bet reikia įrodyti, reikia pasižiūrėti ir įsitikinti pačiam. Yes. Na va, pagavau ant abiejų sistemėlių. Vis dėlto ir su Carolina rigu galima pas mus pagauti ešerių. Va, koks dar žvejys kitam krantį irgi ešeriukus gaudo. O mes jau šiandien savo žuklės sesiją baigsim. Šiandien nebuvo tikslas labai ilgai žvejoti ir pagauti labai daug žuvų. Šiandien buvo tikslas išbandyti 2 sistemas, tai FreeRigą ir Carolina rigą. Ta mes ir padarėm, išbandėm, ant abiejų pagavom bent po 1 žuvį. Iš viso šiandien pagavom 3 rūšis žuvų, tai ešerys, starkis ir grundulas. Nu, ešeriukas, starkiukas ir grundulas. Bet sakau, šiandien nebuvo tikslas prigaudyti daug žuvies ar didelios, tiesiog truputį pasivaikščioti, numalšinti tą žvejybos kirminą ir pagauti bent kelias žuvis su naujom sistemom, parodyti jum, parodyti, kad jos veikia. Ir ką? Iki kito karto.